Aš norėčiau palinkėti, kad nesvarbu, kad mokyklos direktoriaus pareiga šiandien yra, nėra, bet kad visa tai, kas buvo gyvenimas, dailė, jaunimas, tapyba ir visa kita, kad tai ir toliau būtų jūsų, kaip sakant, jūsų gyvenimo pagrindu. Ir be abejo tikiuosi, kad įsižeidęs, reiškia, kokiu tai būdu, jeigu ne direktorius, tai reiškia, tai bėgu iš viešo gyvenimo, iš visuomeninio, iš kultūrinio gyvenimo, tai aš be abejo tikiu, kad visą savo sukauptą patirtį dabar dar turėdamas daugiau laiko, dar, reiškia, jos tas paties daugiau atiduos mūsų jaunai kartai ir mums. Gerbiamas Jonai, dabar pritardamas mero mintim, gal turite kokį nors pasakyti žodį? Aš kaip sakiau, kad kiekviena pradžia turi pabaigą. Pabėga tie greit metai, buvo ir tokių kritinių metų, kada norėjosi daugiau kažko, tai 2 metus 3 viduriniai, 15 metų 5 viduriniai. Ir va čia jau 25 metai. Aišku, kitoj, gal paprastoj mokyklai būčiau gal tiek neištvėręs, galbūt sunkiau buvę. Nes čia kažkur tai paskutinius 25 metus, kada tas mūsų senasis paštas ir ta visai kita mokymo aplinka, čia mokiniai, čia svečiai, turistai, čia buvo platesnė ir paminklos sauginė tas darbas, ir restauravimo tai darbai. Ir kažkur tai nebuvo tos vienos monotonikas, kad pamokas, vadovavimas, mokytojai. Tai va, mokytojai irgi, menininkai, mokytojai įdomus, su mokiniai irgi ateidavo ir ateina tie, kurie motyvuoti, kurie daugiau mažiau nori, ne tėvų varomi, ateina patys, suras kitą aplinką, suras kitus mokytojus, kitus veidus, susidraugauja, jie eina kartais ir vieni ir mokiniams yra kita aplinka. Jie mokyklai, turi savo kiemą, turi savo vietas, turi biblioteką, turi tas laisvesnis darbas, kūryba, nėra tų skambučių, nėra tos prispaustos pamokos, kad nuo iki mokinys buvo toleruojamas ir pavėlavimas ir reikėdavo išeiti, tai tėvai įsiveža, tai į autobusą, Tai tas darbas, žinoma, etapai buvo įdomus, buvo sunkesni, lengvesni, buvo momentų, kada mokinių buvo labai daug, paskui pamažėja. Aš manau, ateityje jų gal vis tiek padaugės kažkur, jeigu pasikeis kas nors. Aš dabar labai nenoriu per daug girtis, nenoriu kažko tai, jau apsipratau prie to, kad reikia kažkaip kitaip. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau teks. Ir, principė, mokytojai gana stabilus, mokinių išleidom 1300 per tuos 41 metus, šiemet baigs 38 absolventų laida, pernai 37, kurią aš išleidau, šiemet jau neturėjau pamokų ir šiemet man tai žymiai geriau, kadangi mokiniai pamokas lanka kitoj mokyklai, yra Palašaltenė mokyklai, tai aš dabar rečiau matau ir mokytojus, ir mokinius, tik tai tada, kada kam ir ko reikia, bet daugiau dabar su kitais reikalais, su tam statybam, su remontais, su tais visom, visa komunikacijom ir visko, su projektais ir panašiai. Tai va, ateityje, nežinau, kiek... Gerbiamas Jonai, tarybos nariams žadėjote, kad neužsidarysite durų ir būsite visuomenėje. Kiek tai realu? Kiek leis sveikata, kiek būsiu reikalingas, tai aš būtinai rajonui padėsiu, vis tiek tęsiu tą mintį apie tą pašto traktą. Gal reiks pravesti ir svečius priimti, ekskursiją pravesti. Gal dar išleisiu knygutę, gal vis tiek kiek reiks, kiek būsiu reikalingas, tikrai aš lieku Utenoj.